Sveiki visi, mano vardas Aistė Štaraitė, esu Lietuvos širdies nepakankamumu sergančiųjų asociacijos vadovė. Šiandien ir šiais metais išleidžiame naujas edukacinės tinklalaides, kuris pristatysime mūsų puslapyje www.širdiesnepakankamumas.lt. Kaip ir kiekvienais metais širdies nepakankamumas yra minimas būtent visą gegužės mėnesį. Taip ir šį mėnesį mes kalbame apie širdies nepakankamumą ir gretutines ligas. Kalbant apie širdies nepakankamumą ir gretutines ligas, minime dažnai kardiometabolinį sindromą. Tai yra širdies ir kraujagyslių ligų, diabetų bei inkstų ligų sąsaja. 60% žmonių gyvenančių su inkstų ligomis gyvena ir su širdies bei kraujagyslių ligomis. Nuo 30 iki 40% žmonių gyvenančių su širdies nepakankamumu gyvena ir su inkstų ligomis. 33% žmonių su antro tipo diabetu gyvena su širdies ir kraujagyslių ligomis. 40% žmonių su antro tipo diabetu gyvena ir su inkstų ligomis. Nuo 20 iki 40% žmonių gyvenančių su širdies nepakankamumu gyvena ir su antro tipo diabetu. Taigi, kokį poveikį liga turi viena kitai? Kodėl tai vadinama domino efektu? Ir ką turi žinoti kiekvienas? Kaip apsaugoti savo organus? Apie tai šiais metais ir kitais metais kalbėsime nemažai. Su manimi šiandien yra dvi pašnekovės, kurias noriu su nekantramumu pristatyti. Tai Vida Augustinienė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė. Vida, prašau, prisistatykite šiek tiek apie save, papasakokite apie savo veiklą. Dirbu Lietuvos diabeto asociacijai todėl, kad prieš 37 metus man pačiai buvo diagnozuotas pirmo tipo diabetas. Aišku, jaučiausi labai blogai, nesupratau, kas su manimi darosi. Tuo metu nebuvo nei informacijos, nei literatūros, nei gydytojai mums sakydavo, kaip gyventi. Tik tai žinojom, kad reikia laiku susileisti insuliną ir pavalgyti nei daugiau, nei mažiau. O ką valgyti, niekas konkrečiai ir neaiškino. Tai norėdama pasidalinti tomis žiniomis, džiaugiuosi, kad dar ligos pradžioje sutikau gydytoją, kuri jau turėjo žinių iš užsienio, kad diabetu sergantys žmonės turi būti mokomi, kaip gyventi su ta liga. Tai ir aš kažkur tai per pusantro mėnesio išmokau tinkamai maitintis, sumažėjo man insulino dozė perpus ir kaip gydytojas sakė, kad turiu jaustis taip, kaip jaučiausi iki susirgdama, to ir pasiekiau. Ir norėdama pasidalinti tomis žiniomis su kitais, įsitraukiau į Lietuvos diabeto asociacijos veiklą. Ir dalinamės informaciją su diabetu sergančiais žmonėmis ir visuomenė. Labai svarbi veikla ir labai iš tikrųjų panaši istorija, nes man irgi buvo diagnozuota širdies nepakankamumas ir per savo tą ligą norėdama išmokti kaip galiu savo padėti, būtent ir atsidūriau organizacijoje ir dabar kartu visi tiesiog ir dalinamės ir vieni kitus edukuojam. Taip pat su mumis šiandien yra Aušra Degutytė, Lietuvos asociacijos gyvastis prezidentė. Aušra, gal galėtumėte šiek tiek papasakoti apie save ir apie savo veiklą? Sveika Aistė ir sveiki visi žiūrintys čia tinklalaidę. Priešingai negu jūsų istorija, tai aš pati esu sveika ir į asociaciją gyvastis tiesiog atėjau vedina, kai prieš 17 metų reikėjo informacijos apie ligą susirgus dukrai. Tai tiesiog ir informacijos, ir tos tokios kaip psichologinės paramos pagalbos. Tai nuo to karto, kaip atėjau, tai likau po šiai dienai ir neskaitant to, kaip asmeninė šeimos istorija susiklostė, tiesiog jaučiau prasmę veikloje, kada galima padėti pacientam, kada galima jiem duoti
Tuo pačiu tas ir visuomenės švietimas, man donorystės tema yra labai, kai sakau, sava ir artima ir prasminga, todėl esu šioje veikloje. O asociacija Gyvastis būtent ir vienė žmonės tuos, kurie laukia bet kokio organo persodinimo operacijos, taip pat dializuojamus pacientus ir pacientus tie, kurie gyvena su persodintais organais. Tai labai labai ačiū, kad jūs esate taip pat ir turite tą bendruomenę sukūrę būtent tokiems žmonėms, kurie gyvena su organais, kurie laukia, ir ta pagalba yra labai labai svarbi ir ne tiek psichologinė, bet tas žmogaus žmogui taip pat pagalba. Tai ačiū Jums labai abiejoms. Ir perinant šiek tiek prie klausimų dabar į diskusiją, norint sužinoti tiek apie širdies nepakankamumą, tiek apie inkstų ligas ir diabetą, norėčiau Jūsų iš tikrųjų paklausti, Aušra, pradėkim nuo Jūsų. Dabar Vida, kaip pasakoja, sako, nieko nežinojau apie savo ligą, apie diabetą. Aš tikrai prisipažinsiu, taip pat nedaug žinių turiu. Jeigu žmogus yra nieko nežinantis, nei apie, tarkim, inkstų ligas ar ne, kokie būtų galbūt 3 pagrindiniai dalykai, ką turėtų tas žmogus žinoti? Šiandien kaip tik su kolegiam diskutavom, kuomet važiavau į šią laidą ir bandėm pažiūrėti iš tos žmogaus pusės, kuris yra sveikas arba tas, kuris nežino. Tai pirmas dalykas, inkstų ligos yra tylios, tai reiškia, jeigu inkstam yra blogai, sutrikusi funkcija, inkstų neskauda. Aha. Tada kitas dalykas yra toksai nuolatinis nuovargis, galvos skausmas. Žmonės šitą dalyką dažnai tiesiog praignoruoja, galvodami apie tai, kad gal persidirbau, pavargau, reikia pailsėti. Tai šitą dalyką ir galvos skausmas. Tai išgeria vaistų ir galvoja, kad jau yra gerai. Ne? Bet mes priežasties nežinom ir jos nepašalinam, pašalinam tik tai simptomus. Ir trečias dalykas yra padidėjęs kraujospūdis. Tai šitas dalykas, daug kas pradeda ieškoti tada kardiologinių problemų, širdis kraujotaka, bet priežastis vis tik būna inkstai. Nes kada yra sutrikusi inkstų veikla, inkstai tai yra toks organas, jisai pas mus organizme daro svarbius dalykus. Nors visi įsivaizduoja, kad yra širdis svarbiausia, bet mes visą laiką sakom, kad inkstai yra svarbiausia ir tų inkstų darbas yra reguliuoti visą tą skysčių balansą, išvalyti organizmą, tada harmoninę visą tą sistemą. Tai inkstai atlieka daug reikalų, o kad žmogus jaustųsi gerai, tai jis turi irgi padaryti tam tikrus žingsnius. Bet apie juos, aš manau, pakalbėsim vėliau. Labai įdomu tikrai, nes ir pačiai labai įdomu būtų sužinoti, tikrai apie tai būtinai pakalbėsim. Vida, iš Jūsų pusės, ką reikia žinoti apie diabetą? Iš tikrųjų, kaip ir Aušra sako, pirmą žinoti tuos turbūt pirmuosius simptomus, ką žmogus pajaučia, tai irgi būna didelis troškulys, besaikis toks vandens, bet kokių skysčių gėrimas, žinoma, toliau dažnas lakstymas į tualetą ir žmogus nesupranta, kas jam darosi. Ir jis dar daugiau geria tų skysčių, bet neatsirenka, kad būtų tik vanduo, būna ir įvairios sultis ir taip toliau, kas dar didina, reiškia, cukraus kiekį kraujyje. Šios ligos atveju sutrinka kasos veikla, kuri gamina insuliną. Ir tie žmonės, kurie suserga pirmo tipo diabetu, jiems kasa taip sutrinka, kad jinai visiškai nebegamina insuliną ir tiems žmonėms reikia leistis insuliną nuo pat ligos diagnozės. Tai yra daugiau vaikai ir jaunesnio amžiaus žmonės. Aš susirgau nėštumo metu. Antro tipo diabetu sergantieji nelabai jaučia tų simptomų, sakykime, juos troškina, bet jie galvoja, kažką sūriai suvalgiau, pageria daugiau vandens, bėgioja į tualetą ir atrodo tam kartui praėjo ir nekreipia dėmesio. Tai svarbiausiai yra žinoti, kad jeigu jau pajautėjai tuos kažkokius neįprastus simptomus, jau būtina kreiptis į gydytoją. Labai įdomu irgi, nes labai svarbu žinoti, kada kreiptis pas gydytojus, nes tikrai dažnai matome, kad žmonės šiek tiek delsia ir pradelsia, o kai yra diagnozuojami per vėlai, tada atsiranda dar daugiau problemų ir komplikacijų.
Iš širdies nepakankamumo pusės, tai taip pat galėčiau pabrėžti vieną iš pagrindinių, tai kas yra širdies nepakankamumas. Tai kai širdis tiesiog nebepajėgia pumpuoti kraujo, atitinkamai prisotinto deguonies ir tam tikrų mineralų. Ir pagrindas tai žinoti simptomus. Ir aš ką Aušra netgi pasakė, kai kurie kaip kraujo spaudimas ar ne, gali būti vienas iš tokių simptomų, arba netgi tas nuovargis ar ne. Tai tų simptomų širdies nepakankamumų tikrai yra nemažai, bet tokius pagrindinius tai galėčiau susifokusuoti į dusulį būtent, į kojų patinimus ar ne, ir būtų tas pats nereguliarus pulsas arba kraujo spaudimas ar ne. Tai tie simptomai, kaip ir matau, šiek tiek yra tų panašumų turi ar ne, ir su širdies nepakankamumu vienas iš tokių pagrindinių, galbūt jeigu kalbame apie diagnozavimą širdies nepakankamumu, tai yra kitų ligų atmetimo būdu, tai padarai krūvą tyrimų, kaip sakant, ir tada gydytojai jau įsivertina, ar mes prieinam prie tos širdies nepakankamumo diagnozės ar ne. Aš dar tada norėčiau, Aiste, paminėti, kad vienas irgi iš tų požymių, kada sutrinka inkstų veikla, yra būtent patinimas. Ir tas patinimas irgi kojų, blauzdų konkrečiai, o kitas patinimas būna, kai atsikeliam ryte ir maišeliai po akim. Tai irgi daug kas nurašo tuos simptomus, kada patinė pakiai, neišsimiegojau, gal skysčių trūkumas, toks praignoravimas, tarsi nieko tokio, tik patinė pakiai, bet problema glūdi kur kas giliau. Ir iš tikrųjų labai svarbu paminėti, kad tas tinimas mano pačios patirtį, tai man tino visas kūnas, man netino vien tik tai kojas, man didžiausia sankaupa, tarkim, skysčių buvo pilvo srity, kas irgi man turbūt nelabai sukėlė tokių kažkokių klausimų papildomų, taip pat ir gydytojams nesukėlė papildomų klausimų, nes kojas, tai kaip ir atrodo viskas gerai, o kilogramų buvau priaugusi apie 10 kg skysčių, tai kas yra tikrai nemažai. Tai tas tinimas, aplamai, aš manau, organizmo yra toks pakankamai, gali ir sugluminti patį žmogų, bet tikrai labai verta tai atkreipti dėmesį, būtent didėjantį svorį, ar ne, turbūt Aušra sutiksit, ir kokia kūno dalis, bet apie paakius tai mes tą tikrai žinom, kad galbūt neišsimegom, galbūt suriau pavalgėm, kaip sakė Vida, ir tas tiesiog turi efektą kitą rytą. Ką reiškia gyventi su liga? Ir aš norėčiau būtent, Vida, jūsų paklausti, ką žmogui reiškia gyventi su diabetu? Pirmiausiai reikia išmokti gyventi, tam reikia žinių. Turbūt nebereikalo ir diabeto asociacija, vadovaudamiesi Tarptautinės diabeto federacijos rekomendacijomis, pirmiausiai siekiame, kad Lietuvoje būtų įsteigti cukrinio diabeto mokymas, parengtos slaugytojas diabetologės ir kad kiekvieną susirgusį žmogų pamokintų ne tik tai, kad kaip insuliną susileisti, bet pagrindinis dalykas yra sureguliuoti maitinimąsi, nes paprastai sveikas žmogus nekreipia dėmesio, kiek ir ko valgyti. Kaip aš sakau, valgome, kiek akis mato, kiek į skrandį telpa, o iš tikrųjų kiekvienas ir sveikas žmogus, nesvarbu, kad diabetu sergantis, turėtų panašiai gyventi ir skaičiuoti visą tą maistą, kiek organizmas suvartoja, tiek jo ir suvalgyti. Ir tik tai išmokus tą daryti, tada gali pasijausti normaliai. Nelieka jokių troškinimų, jokių norų gerti ir taip toliau. Na, žinoma, vienas iš svarbiausių yra, kai jau žinai, ką daryti, reikia turėti tam dar ir papildomai priemonių. Tai aktualu yra savikontrolės priemonės, tai yra diagnostinės juostelės arba poliklinikoje atliekamas kraujas iš venos, yra glikuoto hemoglobino tyrimai, kas 3 mėnesiai daromi. Na ir paskutiniu metu, jau nuo praeitų metų, visi 1 tipo diabetu sergantieji gali kraujo gliukozę pasimatuoti nuolatinę sistemą, kuri pastoviai siunčia į aparatėlį
siunčia duomenis ir tu bet kuriuo metu matai, ar tau kraujo gliukozė krenta, ar kyla, o jos rodikliai keičiasi ir nuo maisto, ir nuo streso. Kartais užtenka, kad kažkas tave neteisėtai užsipuola ir iš karto ta gliukozė, atrodo, nei iš šio, nei iš to pakyla į maksimumą. Taip pat turi žinoti, ką daryti tokiu atveju, nes kol žmogus yra neapmokintas, tai jis jeigu ir mato, kad yra didelė ta kraujo gliukozė, jis niekur nedaro ir jinai tęsiasi ilgą laiką. Ir tas įtakoja būtent komplikacijų vystymąsi. Ir, sakykime, praktiškai 2 iš 3 žmonių, kurie yra diagnozuojami sergantis cukriniu diabetu, jau turi komplikacijų. Ir maždaug 7 iš 10 žmonių sužino, reiškia, jam pirmą nustato kažkokią komplikaciją ir lygiagrečiai sužino, kad jis serga diabetu. Ir klausimą galbūt irgi jūs, nes kalbėjote tikrai nemažai apie mitybą ir mityba iš tikrųjų labai daro didelę įtaką visoms ligoms, ar ne? Tai kaip atrodo ta mityba būtent jeigu sergi diabetu, nes žinom dabar irgi kokie yra iššūkiai būtent norint sveikai maitintis, ar ne, ir ką galima valgyti, ko negalima. Aš iš širdies pusės žinau ir pasakysiu, bet būtų labai malonu irgi išgirsti iš diabeto pusės. Praktiškai gali valgyti beveik viską. Tik tai reikia vengti tų tiesioginių cukraus, tų visokių, ir saldikliai taip pat yra nerekomenduojami. Taip pat reikėtų vengti keptų produktų, tų per daug riebalų. Ir praktiškai pusę mitybos turėtų sudaryti angliavandeniai, maždaug 30% iš riebalų ir 15% iš baltymų turi gauti tų medžiagų. Ir kaip sakiau, mes turime žinoti, kiek per dieną mums reikalinga tų angliavandenių. Praktiškai aš savo dienai skaičiuoju 180 gramų angliavandenių. Jeigu paverstume duonos riekutėmis, sakykime, pusė riekutės nuo ketvirčio, yra vienas vadinamas tas duonos arba angliavandenio vienetas, tai jeigu valgyčiau tik duoną, tai 15 tokių riekučių. Bet tą kiekvieną riekutę mes galime keisti kitais produktais. Sakykime, jį atitinka 1 stiklinė pieno, 1 stiklinė kefyro, sakykime, ten 1 obuolys, maždaug 100 gramų, ten 4 slyvos, 4-5 braškės ir taip toliau. Nes kitą kartą žmonės, kai ateina pas mus į diabeto mokyklą, sako, aš čia nieko nevalgiau, tik tai braškių. Sakau, o tai kiek jūs tų braškių suvalgėt? Bliūdelį. Tai bliūdelis ir pakėlė tą cukrų tiek, kiek jūs dabar matote. Ir tada žmonėms aiškiname, kad iš to bliūdelio reikėjo pasiimti gal 4-5 tik uogas tuo metu. Pakankamai sunku, ar ne, suvalgyti tik tai 4 braškės, kai turi visą bliūdelį. Tai tikrai iššūkis. Iš širdies pusės tai rekomenduojama tiesiog vengti perdirbtų produktų. Tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, fokusuotis į šviežią maistą, ar tai būtų mėsa, ar tai būtų vaisiai, daržovės, tai skatinama kuo mažiau perdirbto maisto. Ir čia yra vienas iš tikslų tokių. Aušra, bendraut labai su daug žmonių gyvenančių su inkstų lygomis. Ką reiškia gyventi su inkstų lyga? Tai ką jūs paminėjote apie maistą, tai dabar, kai aš sakau, nubrauksiu netyčiom ir pasakysiu taip, tada nuo pradžių. Kada žmogui jau įtaria, kad yra inkstų nepakankamumas, ten ar 2 ar 3 stadija, tai reiškia jau inkstai eina link blogėjimo pusės ir to pagerėjimo atgal jau tikėtina, kad jau jo nebebus, inkstai tik blogės. Ar gali būti pagerėjimas, klausimas? Žiūrint, kokia yra priežastis. Jeigu tai yra ūmus kažkoks pakenkimas, apsinuodijimas, tada inkstai sustoja veikti ir jie gali atsigauti. Bet jeigu tai yra lėtinis procesas, lėtinė inkstų liga, tai ji tik blogės. Ta inkstų funkcija. Tada mes galim
pristabdyti ir atitolinti dializės, nes kada inkstai nebeveikia, tai reiškia žmogui reikalinga ta pakaitinė terapija, tai arba transplantacija, arba dializė. Kitas dalykas, dabar kaip žmogus gyvena, kada jau jam jau artėja ta dializės procedūra, kada inkstai visai nustos veikti. Jam reikalinga speciali dieta. Kas yra dieta? Tai ne kad sukudėtų, kaip jum valgyti vaisius daržovės, tai dializuojamam žmogui, arba tas, kuris jau eina link tos dializės, jam negalima vaisių, jam negalima daržovių, kai kurių, nes ten yra kalio. 4-5 braškės, šokoladas, čipsai ir kiti tokie slyvos, kur yra kauliukas, gali būti žmogui mirtina. Nes reiškia, inkstai neveikia, inkstai neišvalo iš organizmo kalio, kalis padaro hiperkalemiją ir žmogui gali tiesiog sustoti širdis. Tai kas yra rekomenduojama, kaip čia pasakyti, sveikam žmogui, tai žmogui, kuriam inkstai jau serga ir neveikia, jam daug dalykų negalima. Net ir diabetu sergančiam žmogui bananas yra gerai, rekomenduojama valgyti, bet jeigu diabetikui neveikia inkstai, jam banano gink dieve negalima. Ir jeigu reiktų apibūdinti, kaip žmogus gyvena, kada jam nustatyta jau viskas, inkstų nepakankamumas, jau galutinė stadija, tai jeigu reiktų apibūdinti vienu-dviem žodžiais, tai galėtų būti izoliacija ir kontrolė. Skamba labai baisiai, bet kad žmogaus gyvenimas pasikeičia kardinaliai, tai vienareikšmiškai. Jeigu sveikam žmogui yra rekomenduojama per parą suvartoti ten apie 2 litrus skysčių, tai dializuojamam žmogui, kuriam neveikia inkstai, rekomenduojama per parą stiklinė 2. Tame tarpe eina jogurtas, kava, arbata, net ir vaisiai visi, nes tai yra skystis, sriuba. Tai įsivaizduokim kaip žmogus. Tai čia tik skysčiai, ne? Jeigu mes sveikas žmogus turim problemą, jaučiant troškulį, nueiti įsipilti vandens, nusipirkti, visai kaip ir nėra problemos, tai dializuojamas žmogus, jis žiūri tą vandenį, jis labai nori gerti. Jeigu jo per daug atsigertų, reiškia jis tinsta. Tada didėja kraujospūdis, tada semia plaučius, jį gali dusinti. Jis laukia tos dializės, kad jam tiesiog nusirptų skysčių perteklių. Tada kalbant apie maistą, nuolatinė mitybos kontrolė. Nuolatinė, nes jis pasimėgaus daugiau braškių, šokolado, jam gali būti labai blogai. Jeigu dar jam fosforas išsireguliavęs, tai apie kažkokią žuvį pagalvoti jis net negali, tiesiog taip yra. Žmogaus ta mityba yra skurdi, atmetus produktus, kas jam galima, ko negalima ir kas rekomenduojama, yra tam tikra prasme skurdu. Negali valgyti rankštinių, negali valgyti riešutų, kas sveikam žmogui yra rekomenduojama, ne? Tada kitas dalykas, jeigu jau žmogui jau viskas, jau nebeveikia inkstai, kad jis galėtų gyventi, jam yra reikalinga dializės procedūra, tiesiog, kuri atliekama po pusdienį kas 2 dieną. Kaip jaučiasi žmogus, jis jaučiasi blogai po tos dializės, nes taigi yra nutraukiami skysčiai, ką jis pritaupė per tą 1,5 paros, tos dienos, nutraukė skysčius. Galvos skausmas, nes jau kraujospūdis iš karto reaguoja į tą kaip kūno svorio padidėjimą, tas skysčių kiekį organizme. Tada žmogus turi saugotis, jam infekcijos yra labai blogai. Jisai toks gaunasi, dirbti sudėtingai, gali paderinti tą darbą ir savo sveikatą. Jam reikia daugiau jėgų, jis jaučia tą tokį dar didesnį nuolatinį tokį nuovargį, jis išsekęs nuolatinai ir vienintelis būdas, kaip išeiti iš šito sunkaus etapo, tai yra būtent inksto transplantacija. Po transplantacijos, kaip gyvena žmogus, jis gali daug gerti skysčių. Jam rekomenduojama. Jis gali valgyti beveik viską, bet vartodamas imunosupresiją, vaistus, kurie slopina imunitetą, reiškia, jam yra didesnė tikimybė tų papildomų infekcinių ligų, kas gali pažeisti persodintą organą. Tai jam ta izoliacija tokia gaunasi, jis izoliuotas tarsi kažkuriame etape nuo mokslų, nuo draugų, nuo pramogų, tiesiog jo keičiasi. Aišku, daug kas praranda šeimos narius, praranda draugus, taip yra, nes kiek tu gali būti
įdomus ir reikalingas savo draugam, kolegom, kada tu nieko negali, nes tu save saugai. Po transplantacijos pirmi metai ypatingai, va tie tokie išbandymo iššūkių metai, kada žmogus turi tiesiog labiau pasisaugoti, kol organizmas prisipratins prie to naujo savo gyventojo, to persodinto organo ir vėl žmogus galės eiti į tą viešumą, į visumą. Aišku, COVID buvo begalinis išbandymas mūsų atstovavimam pacientam ir jum. Tiesiog visai visuomeniai buvo iššūkis, bet jeigu žiūrėt mirtingumą, tai labai didelis procentas dializuojamų žmonių mirė. Jie be dializės jie tiesiog negali gyventi. Jeigu kažkas vienas susirga, jų imunitetas irgi susilpnintas yra. Ir tiesiog situacija baisi. Tai jeigu reiktų apibūdinti, tai izoliacija ir nuolatinė kontrolė. Ir dar viltį dadėčiau. Viltis į transplantaciją. Bet taip pat ir toks kaip ir užburtas ratas, ar ne, šiek tiek gaunasi, kad vis tiek, nes ir ta kelionė, kaip prastėja būklė, ir tada vis tiek transplantacija, ir tada vėl tas gyvenimas su organų dovanoti, vėl savo dėl tos visos imunosupresijos ir visų rizikų, ar ne, būtent išsivystymo, infekcijų ir taip toliau. Taip, iššūkiai tie tokie yra, bet jeigu lyginti tą gyvenimo etapą, dializės etapą ir po transplantacijos būklę, tai vienareikšmiškai transplantacija yra pats geriausias gydymo būdas, neveikiant inkstam. Sutinku. Iš tikrųjų labai panašiai ir su širdies nepakankamumu, nes širdies nepakankamumo gydymo nėra. Yra tik tais, kaip jūs, Aušra, minėjote, yra simptomų stabilizavimas ir tų blogųjų išeičių nutolinimas, hospitalizacijos nutolinimas, kas vėl ten blogina visas išeitis. Tai vienas iš pagrindinių dalykų gyvenimas su širdies nepakankamumu yra pakankamai sunkus dėl to, kad tu visada jauti tuos simptomus, ar ne? Kad ir, tarkim, aukštesnėse stadijose širdies nepakankamumu tada jau visiškai sukontroliuoti tos simptomų kartais net neįmanoma. Tai jie būna slopinami. Tai vėlgi tas pacientas, jisai visada ir dusta, ir jaučia ir sunkumą, ir tinimai. Tai tikrai labai labai daug iššūkių tam žmogui. Bet vienas turbūt iš pagrindinių dalykų, ką aš norėčiau būtent paminėti, tai yra vaistų vartojimas. Nes dažnai, pavyzdžiui, kad rimkim tokią hipertenziją, ar ne, kur mes nejaučiam hipertenzijos ir galvojam, kam reikia vartoti tos vaistus, kai aš nejaučiu. Nes ir nejaučiu efekto. Bet iš tikrųjų, kalbant apie rizikas, ar ne, apie insultą, apie grėsmes, tai mes saugojam savo gyvybę. Tai tas vaistų vartojimas atitinkamai, kaip rekomenduoja mūsų specialistai, yra iš tikrųjų labai labai svarbus ir būtent gyvenant su širdies nepakankamumu, nes jeigu mes neišgeriam, tarkim, diuretikų ar pamirštam, tada pradeda kauptis skysčiai ir taip toliau, o kalbant apie širdies transplantaciją, gyvenant su donoru, tarkim, širdimi, taip pat imunosupresija, jos vartoti reikia kas 12 valandų, tai tiesiog privaloma, nes kitu atveju žinome, kokia bus baigtis. Tai ačiū labai, kad pasidalinote, iš tikrųjų labai daug iššūkių, kai reikia gyventi ar su viena ar su kita liga. Žinoma, daugiau iššūkių, kai reikia gyventi su keliomis lygomis. Apie tai irgi taip pat šiek tiek pakalbėsime. Bet labai norėčiau paklausti klausimo apie emocinę būklę, apie psichologinę būklę tų žmonių, kurie gyvena. Aušra, galbūt jūs galėtumėte šiek tiek, kaip yra svarbu, ar yra ta pagalba, kurios reikia būtent žmonėms gyvenantiems su inkstų liga? Čia Aistė palėtėt labai tokią skausmingą temą, kas yra mums be galo svarbu ir vienareikšmiškai, labai gyvybiškai, netgi irgi sakyčiau, reikalinga. Bet pas mus Lietuvoje yra tas toksai požiūris, jeigu tau yra inkstų nepakankamumas, tai reiškia nefrologas gydo inkstus. Ir nėra žiūrima taip į žmogų kaip į visumą, tarsi padaromi tyrimai, pagal tyrimą skiriamas gydymas, vaistai ir problema kaip ir apspręsta. Bet taip kaip žmogus jaučiasi. O čia galėtų pasakot mūsų pacientai labai daug ir čia toks sutapimas, kad jau, nežinau, keletą mėnesių mes vis daugiau kalbam tą temą ir pasirodo, jinai yra labai nepatogi kalbėti, nes tarsi, net ir kolegė sako, man yra persodintas inkstas, bet aš tarsi negaliu niekam skųstis, kad man kažkas viduje yra blogai, nes taugi persodino inkstą. Net ir tarp mūsų pačių pacientų, yra tas toksai tarsi lygiavimas, mum dializuojamam yra blogiau negu jum transplantuotėm. Bet kad žmogus, pavyzdžiui, po transplantacijos, jis vartoja imunosupresinius vaistus. Vaistų vienas iš šalutinių poveikių yra dažnesnės onkologinės ligos, ant 50%. Kitas dalykas, didesnė rizika susirgti depresijos ligomis.
tada kur dar nuotaikų kaita, kur dar padidėjęs ir svoris, ir vaizdas žmogus pakitęs iškart po transplantacijos dėl tų hormoninių vaistų. Ir žmogui tą sunku suvokti. Žmogaus gyvenimas keičiasi iš esmės. Vat jeigu nustato ligą, atrodo žmogus buvo sveikas gyvas, gal kažkiek negaluodavo, simptomiškai, ne? Tada jam staiga reikalinga dializė. Dializė iššūkis toksai, kad tu nuolatiniai gyveni toj kontrolėj ir izoliacijai, praranda darbus, praranda draugus, praranda sutuoktinius, tas partnerius, nes taip yra, ne kiekvienas atlaiko tą tokį krūvį ir tu tarsi lieki pats savo vienas su liga, tau taip blogai, bet tu negali niekam pasakyti. Tau reikalingas psichologas, tu nueisi pas paprastą psichologą, mokamų paslaugų, bet tau jis nepadės. Nes čia, kai sakau, reikalingas toks nuolatinis psichologas, psichoterapeutas, kaip gyvenimo būdo, tarsi toks palydovas, nes tos tokios emocinės bangos jos tiesiog yra. Ir kada žmogui ligos pradžioj sužino diagnozę, būtinai reikalingas psichologas. Pradedama dializė, naujas etapas. Vėlgi reikalinga, nes keičiasi gyvenimas. Žmogus laukia transplantacijos, jis iškviečiamas į galimą transplantaciją, 6 žmonės iškviečiami 2 inkstam. Tyrimai vyksta apie 12 valandų. Ir visi supranta, kad 2 bus persodinta inkstas, kiti 4 važiuoja namo. Tai yra ir fiziškai, ir psichologiškai labai sunkus tas etapas. Tada kitas dar, kai sakau, momentas, ne visi tą gali priimti savy, kaip mirusio žmogaus organą. Yra pas kitus ta problema. Tada jaučia tarsi kažkokią kaltę, kad kažkas tai mirė, o aš tarsi negaliu džiaugtis gyvenimu, nors man gerai, aš jau po transplantacijos gyvenu. Ir tada žmogui atrodo tiek tų iššūkių, bet su jais niekas nepadeda susitvarkyti. Tai kai aš sakau, ačiū Dievui, kad yra tokios nevyriausybinės organizacijos, pacientus būrenčios tos bendruomenės, kur žmogus gali ateiti kalbėtis, kur nėra nepatogių klausimų, kur gali sakyti taip, kaip tu jautiesi. Ir tu nesi vienas. Jeigu vienas tave gali labiau, parklupusi pakelti psichologiniu požiūriu, kitas tau gali įkvėpti vilties, kad tu sulauksi transplantacijos. Yra tokių gražių pavyzdžių, kur tiesiog moteris po transplantacijų susilaukia vaikų. Tai čia tokie, kai sakau, dar kitokios temos, kur to tokio pastiprinimo, pasikalbėjimo, paramos ir pagalbos vienareikšmiškai reikia, bet mes jos neturim. Taip. Visiškai sutinku ir tikrai mums tos pagalbos labai labai trūksta. Kalbant apie širdies nepakankamumą, 60% tų žmonių, kuriems yra diagnozuojama širdies nepakankamumas, taip pat diagnozuojama ir depresija. Tai, kaip ir jūs, Aušra, minėjot, gyvenimas keičiasi visiškai, atitinkamai kokios yra, tarkim, širdies nepakankamumo stadijos, jeigu mes kalbame apie transplantaciją, vėl visai kita kelionė, tos pagalbos nėra, tą ir pati patyriau beje, ir iš tikrųjų ta pagalba yra labai labai reikalinga. Vida, papasakokit apie emocinę būklę būtent žmonių, kurie gyvena su diabetu. Diabetu sergantieji taip pat pirmas tas toks psichologinis etapas, kada nenori priimti tos ligos ir daugiausiai kyla klausimą, kodėl aš, negali būti, gydytojas tikriausiai apsiriko ir taip toliau ieško kažkokio gydytojo, kuris pasakytų, kad ne, jis neserga. Ir tokias praeina, kaip psichologai sako, 3 tokias stadijas. Reiškia, kad nepripažįsta, atmeta tą ir taip toliau, kol jis pagaliau susitaiko, kad jis jau susirgo tokią ligą, kuri lydės jį visą gyvenimą ir jis turi pirmiausiai išmokti tą ligą tinkamai valdyti. Bet sunkiausiai turbūt yra tėvams, kada suserga jų mažyčiai vaikai. Kitą kartą, visai nuo gimimo būna, kad ir gimsta jau sergantis diabetu, bet dažniausiai ten kelių mėnesių, kelių metų ir taip toliau. Didžiausias toks vaikų tarpis sergamumas maždaug 13-15 metų yra tokiai paauglystėje. Tai tėvai tiesiog irgi kraustosi iš proto, nes nežino, kaip tam vaikui padėti. Daugiausiai
tiems tėvams reikia tos pagalbos ir kaip Aušra sakė, dažniausiai visas krūvis tenka mamai, nes tėveliai dažniausiai net laiko ir išeina gyventi ramesnį gyvenimą, tai ta mama lieka ir be darbo, ir su sergančiu vaiku, ir be pinigų, ir pati nežinioje, ką daryti. Ir dažnai būna, bet tėvai, kiek esu bendravusi, beveik visi kažkur irgi ieškojo kažkokių ekstra seansų ir taip toliau, kad tą ligą paneigtų. Bet dabar mes turime ir Kauno klinikose yra vaikų endokrinologinis skyrius, kurie gauna visapusišką pagalbą ir jau tie diabeto klubai, vaikų klubai irgi organizuoja paskaitas arba vienam žmogui psichologų konsultacijas, ieško paramos, kad galėtų tiems žmonėms suteikti. Ir vat aš irgi galiu pasakyti, kad vat klubai yra vienas toks išsigelbėjimų vyresnio amžiaus žmonėms. Jie kažkaip susirenka, jie pamato, kad ne aš vienas toks esu, dalinasi tomis savo patirtimis ir kažkaip tai atranda tą atramą. Na, taip pat mes kaip diabeto asociacija organizuojame vasaros mokymo stovyklas tiek jaunimui, tiek vyresniems žmonėms. Na ir žinoma, visi labai džiaugiasi, kad turi galimybę ne tik tai kartu su jais būna visas 4 dienas medikai, kartu jie gali ir tarpusavyje pabendrauti ir išgirsti visas naujienas. Labai svarbu, tie patys klubai, kaip sakot, ir veiklos, ar ne, kur žmonės tikrai gali ateiti ir pasikalbėti ir galbūt pasikonsultuoti. Mūsų asociacija bendradarbiauja su Lietuvos psichiatrų asociacija, taip pat tai irgi teikiam tokias psichologinės konsultacijas būtent žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Tai ta pagalba, jinai yra, jeigu jos reikia, bet jinai labiau turėtų būti centralizuota, jinai daugiau turėtų būti kaip dalis visos gydymo kelionės, galima taip pasakyti. Ir ta psichologinė pagalba yra, kaip matome, labai svarbi ir jos tikrai labai reikia. Aš dar norėčiau Vidai paantrinti, tą, kai jinai pasakė, kad kada susirga vaikas, reikalinga ir šeimai ta tokia parama, pagalba psichologinė. Aš irgi norėjau užsiminti apie artimuosius, bet tie artimieji, net ir vyrai, žmonos, nes būna taip, kad, kai sakau, susirga žmogus, tai tam tikra prasme apserga visa šeima, nes visa šeima jau įtraukta į sergančiojo gydymą, kaip jam padėti. Jeigu dar yra uždaresnis žmogus, čia dažniausiai vyrai, nes jiems šiaip viskas yra gerai, tai to žmonas, atrodo, lipa stogais, kad kaip padėti tam vyrui. Vyras užsisklendžia, ne, man viskas yra gerai, nors, kai sakau, artimiausi šeimos nariai mato, kad jam negerai, kad jis piktas, kad jis užsidaręs, viską neigia, viską, tiesiog priešiškai veikia. Tai šeimai ta pagalba lygiai taip pat yra reikalinga. Tai mes, kada darom irgi susitikimus, ir formalius, ir neformalius, tai būtent ir kviečiam ir šeimos narius. Tai kaip gražu būna žiūrėti, kada jau tie dializuojami žmonės, jie randa tarpusavį pokalbius. Laukiantis transplantacijos, po transplantacijos jie vėl taip natūraliai susisegmentuoja, bet artimieji tai jie turi kitokių temų, kitokių kalbų ir atrodo, jie patampa tarsi tokie ligos draugai, tas toks bendravimas, bendradarbiavimas, jis tęsiasi nuolat ir palaikymas vieni kitų, nes taip, ką išgyvena pacientas, tai yra viena. Ką išgyvena artimieji, atrodo tarsi kitiem to nesuprast, bet kad jie jaučia nuolatinę įtampą, stresą, ta baimė dėl rytojaus, baimė, ta nežinomybė išmuša iš vėžių. Ir, kai sakau, kada pats artimasis yra, ramus, ne, tada jis gali padėti savo sergančiam šeimos nariui, bet kada tos ramybės nėra, tiesiog. Tai vienareikšmiškai reikalinga parama ir pagalba. Visiškai sutinku ir kai kalbam irgi apie širdies nepakankamumą, visada kalbam apie žmonės, kurie gyvena ir jų artimuosius, dėl to, kad tai yra tiesiog neatsiejama dalis. Klausimas dabar, Aušra, vėl jums. Kaip dažnai kalbate apie gretutinės ligas, inkstų ligos ir gretutinės ligos? Kokios yra grėsmės, kokios yra pasiekmes? Ar
bendruomenė nori žinoti, ar jūs šviečiat bendruomenę? Papasakokit šiek tiek daugiau. O taip, čia pas mus, kai sakau, nuolatinė tema ir atrodo reikia kartoti. Tai mes tos tokius susitikimus, konferencijas, kaip susitikimus darom ir formalius, ir neformalius. Aišku, ta informacija kiekvieną kartą būna pateikiama skirtingai. Jeigu aktualu mityba, tai darome tokius susitikimus su dietologė. Jeigu su psichologė turim, kaip pagal projektą, kažkokių lėšų paramos, organizuojam tokius susitikimus. Tie susitikimai, jie tokie būna ir teoriniai, ir praktiniai, tarsi per žaidimus, per kažkokias bendras veiklas yra įtraukiama ir žmogui padedama yra. Tada dabar apie tas gretutinės ligas. Kadangi lėtinė inkstų liga, jeigu kalbėt, kad jinai yra pagrindinė, tai nebūna tik tai, kad žmogus serga lėtinė inkstų liga. Tada dasideda širdies ir kraujagyslių ligos. Dažnas pacientas, apie 30%, man atrodo, dializuojamų pacientų yra diabeto klientai, sakau, sergantis diabetu. Tada atsiranda sąnariai, akis. Tiesiog tai yra visa visuma ir tu negali sakyti, kad nėra tų kitų kažkokių šalutinių ligų. Ir kuo didesnė ta nepakankamumo stadija, kada žmogus yra dializuojamas, tai jam su laiku tų tokių gretutinių papildomų ligų atsiranda daugiau. Tai mes tą tokį švietimą darom, bet mes tengiamės, kad pacientai suprastų, kad jie turi ir patys didinti tą savo sveikatos raštingumą ir prisimti atsakomybę už savo gydymą, už tas rekomendacijas, ką pasako medikas. Nes dažnas būna taip, kad, tai sakau, iš to, ką mes girdim bendraudami, paklausėm, kokius vaistus vartoji, kaip dėl maitinimo, nieko nežinau, man viską medikas susako. Čia toks yra požiūris. Bet kiekvienas žmogus jis turi suprasti, ką daro rožinis vaistukas, kada jį reikia gerti, ką daro žalsvas vaistukas, ką daro tas pailgas vaistukas. Suprasti, ką ir dėl ko, kad jis nebūtų taip, kaip tu Aiste labai gražiai pasakei, reikia gerti kardiologinius vaistus dėl spaudimo, bet tarsi efekto jokio nėra. Bet jos yra vartoti būtina. Pas mus yra buvę tokių pacientų, kad nevartoja imunosupresijos, baigėsi liūdnai, baigėsi tuom, kad organizmo atmetimas. Ir atrodo, tą reikia žmonėm, kai aš sakau, įdėti į sąmonę, į pasąmonę, kad jie suprastų svarbą viso šito dalyko, kad jeigu jis valgys braškės, slyvas, kad jam bus kokios pasiekmes. Tai mes šitus susitikimus mes darom ir organizuojam konferenciją su medikais, aišku, apsiklausiam, kokios temos yra aktualios, kokios yra gydymo naujovės. Tai šitus dalykus darom, bet ką mes pastebim, kad tie pacientai, kuriems reikia tos informacijos, tai jiem yra įdomu viskas. Bet yra kita dalis pacientų, kuriem niekas neįdomu, nes juos gydo medikai. Toks, kad pasitikė medikais yra gerai, bet jie turi suprasti, kodėl jie turi vartoti tos ar tokius vaistus, kodėl jie turi sekti savo kraujospūdį, kodėl jie turi vartoti ar nevartoti skysčius. Yra daug tų tokių dalykų. Ir ką duoda tas švietimas, aišku, mes darom ir renginius, ir leidinius, ir lankstinukai, net ne mūsų nariam, bet tiesiog prie nefrologų, jeigu kalbam apie inkstų ligas, kad žmonės, kuriems jau yra kažkoks įtarimas, kad jau jie potencialūs dializių arba transplantacijų tie klientai, kad jie tiesiog žinotų tą informaciją. Tai yra diagnozė, tai nėra nuosprendis, mes irgi kalbam ir apie tai, mes šviečiam apie tai, kokie yra gydymo būdai, kad vis tik transplantacija yra pirmo pasirinkimo gydymo būdas. Jeigu žiūrėti statistiškai, tai inkstų ligomis serga kas 10 gyventojas. Tai reiškia, iš 10 žmonių vienas turi inkstų problemų. Tai yra labai didelis skaičiai, žiūrint visam Lietuvos kontekste. Bet dažnas praignoruoja, sužino per vėlai, tai mes tą informaciją tokią bandom šviesti, kiek tai mums pavyksta, kiek dasibelsti iki pacientų, kai sakau, ir galvų, ir širdžių. Tai šitus dalykus mes darom. Nes tai yra be galo svarbu, mes negalim visko atiduoti tik į medikų atsakomybę, mes turim prisimti patys tą atsakomybę. Kaip ir minėjo Aušra, kad kiekvienas žmogus jis turi jausti atsakomybę ir, aš kaip sakau, būti savo ligos kaip valdovas, ekspertas ir žinoti viską ir ką vartoja ir kaip vartoja ir kokie tie šalutiniai poveikiai ir galbūt kokios komplikacijos, gal kažką jaučia, kažką reikia pasakyti, pasidomėti daugiau. Tai
visiškai sutinku ir tikrai galėtumėm labai plačiai, manau, kad čia išsiplėtoti būtent tuo klausimu, bet norėčiau taip pat iš Vidos išgirsti apie edukaciją, būtent apie gretutinės ligas diabeto asociacijai. Mūsų pagrindinės temos ir yra mūsų mokymo seminaruose, kurių mes kasmet organizuojame po kelis, į kuriuos susirenka po 100, po 150 žmonių įvairiuose Lietuvos rajonuose, kad kuo didesnis skaičius žmonių pasiektų tą informaciją. Ir būtent kalbama apie visas tas pagrindinės komplikacijas, kurios gali ištikti diabetu sergantį žmogų. Tai pirmiausia yra širdies ir kraujagyslių ligos, inkstų ligos, kojų problemos, vystosi tos gangrenos, galimas amputacijos, vystosi aklumas, apie tas, kada užbėgti už akių tų komplikacijų tolimesniam vystymuisi. Na, visokiausių. Taip pat jaunimui irgi aktualu yra, ar jie gali, sakykime, kurti šeimą, ar gimdyti vaikus, ar jų vaikai nesusirgs ir taip toliau. Ir būtent šitos temos ir yra tiek apie patį cukrinį diabetą, kokie jo simptomai yra, kokios susirgimo priežastys yra, kokios gali būti komplikacijos ir svarbiausiai, kaip jų galima išvengti. Šita informacija yra būtina ne tik pačiam jau sergančiam žmogui, bet ir visuomeniai. Tai mes darome daug renginių ir tų profilaktinių kraujo gliukozės patikrinimų, kad svarbiausia yra, kad jeigu žmogus jau serga diabetu, kad kuo anksčiau šita liga būtų diagnozuota. Nes dažniausiai antro tipo diabetas yra diagnozuojamas per vėlai, jau žmogus serga 5 ar 10 metų ir kaip minėjau, jau yra 7 iš 10 jau pirmiau nustatomos komplikacijos, o tik tai paskui lygiagrečiai ir diabetas. Tai iš tikrųjų žinoma tas sąsajas tarp širdies nepakankamumo, inkstų ligų ir diabeto. Ir iš tikrųjų yra toks posakis, tai domino efektas, ar ne, kaip viena kita liga iš tikrųjų veda į kitą ligą ir apie tai tikrai pakalbėsim šiek tiek vėliau kitoj laidoj. Kaip Jūs manot, Vida, ir dabar sugrįšiu vėl pas Jūs, kokiais būdais žmonės gyvenantis būtent su diabetu arba turintis galimybę taip pat, kad jiem išsivystys ar inkstų ligos, ar širdies ligos, kaip gali jie apsaugoti ir nutolinti būtent tos pablogėjimus, komplikacijas, galbūt hospitalizacijas netgi? Ką Jūs rekomenduojat? Na, pirmiausiai mes ir siūlome žmonėms nepraleisti progos dalyvauti visuose tuose mokymuose, dalyvauti, kai gydytojas duoda siuntimą slaugytojos, diabetologės konsultacijoms, mokymams, kad jie sužinotų apie tą ligą ir išmoktų tinkamai ją valdyti. Tai jau minėjau, kas tas tinkamas valdymas yra, kad pirmiausiai žinoti, kaip valdyti ligą, tinkama mityba, fizinis aktyvumas, savikontrolė ir viso to laikytis. Neužtenka tik tai vartoti vaistus. Taip. Visiškai sutinku. Aušra, dabar iš Jūsų pusės, iš inkstų ar ne, tarkim, ligų, kokiais būdais žmonės gali savo padėti, kaip nutolinti, kaip galbūt išvengti būtent gretutinių ligų vystymosi ateityje? Pirmiausiai, tai jo, aš pasitikslinsiu klausimą, ar tai yra klausimas sveikiems žmonėm, ar jau susirgusiems? Jau susirgusiems, tai taip. Sekti savo kraujospūdį. Laikytis gydytojų rekomendacijų. Tai čia ir dėl mitybos, ir dėl skysčių, ir dėl vaistų vartojimo. Tada būtinai vartoti vaistus. Čia vienareikšmiškai šitas dalykas. Ir dar labai yra svarbu, nors pas mus susidurėm su tuo, kad žmonės tą praignoruoja, yra būtinas fizinis aktyvumas. Būtinas. Bet žmonės dažnai tą praignoruoja, sakydami, kad aš sergu, man blogai. Net ir kažkiek tai nueiti daugiau žingsnių, negu tu sakytum, kad visai negaliu paeiti,
truputį paeiti, truputį pajudėti, kad visai, kaip sakau, ir tą kraujotaką pravarinėti ir kad tie raumenys taip neatrofuotųsi, nes tas toksai užsigulėjimas, užsisėdėjimas, jis duoda dar papildomų tokių gretutinių ligų. Ir aišku, įtarus kažką, kad kažkas negerai, ar ilgai negyjančios žaizdos, ar niežulys, ar kažkas tai skauda, traukia, tirpsta, tu negali tylėti ir laukti sekančio vizito, kada jis bus po mėnesio ar po 2, bet tiesiog ieškotis pagalbos. O tas ieškotis pagalbos tai yra geriausiai kreiptis į savo gydantį gydytoją. Mes girdim kartais tokių kurioziškų situacijų, kada sako, ėjau pas šeimos gydytoją, aš va čia po transplantacijos, aš kosėjau, šeimos gydytoja paskiria pagerti arbatėlių. Bet šeimos gydytoja ir paskui tas pacientas jau grįžta namo, po kelių valandų jam pasidaro dar blogiau, jis atsiduria ligoninėje, taigi su antibiotikais, jau su tais blogesniais sveikatos rodikliais. Ir paskambina šeimos gydytoja ir pasako, kad va, aš dabar ligoninėje su antibiotikais. O gydytoja šeimos atsakė, kad sako, tai aš iš savo pusės tik padariau, kaip tiesiog žmogui sergančiai, plaučių uždegimu ten kažkom tai. Bet reikia žinoti, kad pacientai, kurie jau turi tą lėtinę inkstų ligą, tų gretutinių ligų, jie yra padidintos rizikos. Jiem neužtenka tiesiog specialisto tokios nuotolinės apžiūros, kaip dabar labai madinga. Jiem tiesiog yra reikalinga svarbesnė pagalba ir aišku, tą pagalbą geriausiai gali suteikti būtent gydantis gydytojas arba specializuotas specialistas. Labai matau daug panašumų iš tikrųjų tarp inkstų ligos ir širdies nepakankamumo. Ką galbūt galėčiau iš savo pusės pabrėžti ir būtent šiais metais mūsų kompanija yra širdies nepakankamumas ir gretutinės ligos. Ir rekomendacija visiems tiesiog gyvenantiems žmonėms su širdies nepakankamumu. Vėlgi galim kalbėti taip pat ir apie prevenciją, kaip nutolinti būtent tą išsivystymą ir tų gretutinių ligų, ar ne, jeigu būtent kalbam apie inkstų ligas ir diabetą. Tai lankantis pas gydytoją, žinoti būtent ką irgi apie savo edukaciją, kaip kalbėjo Aušra, kad pačiam žinoti, ar ne, kad paprašyti, paklausti. Ne tai, kad paprašyti padaryti tyrimus, nes tikrai kai kurie gydytojai tai padaro, kurie galbūt galvoja, kad nėra rizikos, bet pats žmogus, kad žinotų, kokia mano, tarkim, inkstų veikla, ar ne? Aš noriu žinoti, kokia mano inkstų veikla, ar galima padaryti kažkokius tai tyrimus, ar turi riziką susirgti diabetu. Tai šie 2 tokie klausimai, būtent širdies nepakankamų, bet taip pat ir iš jūsų pusės, ar ne, ar turiu riziką išsivystymų širdies nepakankamų, jie manau, kad yra labai svarbus ir kiekvienas žmogus iš tikrųjų turėtų tą žinoti. Iš tikrųjų labai gaila, bet norėčiau prieiti prie paskutinio klausimo ir norėčiau būtent, Aušra, vėl jūsų paklausti ir grįžti pas jūs. Kaip galvojat, kokie pokyčiai turėtų įvykti, kad pagerintų žmonių, kurie gyvena su gretutinėmis ligomis ir būtent iš savo pusės ar ne inkstų ligomis, jų gydymą, priežiūrą ir jų išeitis? Galim ir pasvajoti šiek tiek, ko turbūt trūksta ir pačioje sistemoje. Galbūt ką matytumėt kaip pagalba pacientams, ko tikrai reikėtų? Toks atrodo mažas žingsnis, bet būtų be galo svarbus pacientam, tai būtent patekimas pas gydytojus. Ne po 8 mėnesių, ne po metų, bet tada, kada reikia. Tai reiškia, kuo anksčiau būtų nustatoma diagnozė ir paskiriamas tinkamas gydymas, reiškia, jau pacientą mes galim labiau apsaugoti ir tas pacientas gyvens ilgiau ir kokybiškiau, negu kad uždelsta liga. Tos lėtinės ligos, jos uždelsos, jos nedingsta, jos tik išviešėja. Tada kitas labai svarbus dalykas yra gydymo prieinamumas. Kas yra gydymo prieinamumas, tai reiškia ir vaistų tuo pačiu, ir procedūrų. Bet vėlgi, kuo anksčiau žmogus tą gaus, to bus geriau. Dabar kalbant apie vaistus, kad būtų efektyvūs vaistai skiriami tam pacientui, kuriam tinka pagal jo ligą, pagal jo tiesiog būklę, bet ne pigiausio vaisto politika. Tai atrodo, čia kalbu apie tokius tarsi paprastus dalykus, bet tai yra labai svarbu. Aišku, dar mūsų kaip asociacijos gyvastis siekis yra tas donorystės, tiesiog pats viešinimas, kad visuomenė priimtų donorystę kaip garbę, kaip auką, kaip savo gyvenimo įprasminimą ir kad tų transplantacijų būtų atliekama daugiau. Kokių transplantacijų? Būtent iki dializių, nes transplantacija sustojus inkstų veiklai,
transplantacija turėtų būti pirmo pasirinkimo gydymas. Tai reiškia, jeigu atliekam transplantaciją, mes išvengiam dializės, tuo pačiu išvengiam dializės sukeliamų komplikacijų, kada vėlgi yra tam tikras mechanizmas. Oi, tai jeigu čia taip fantazuot, tai man labai patiktų, kad visiems būtų atlikta transplantacija, kad žmonės gyventų ilgai ir kokybiškai, dirbtų, gimdytų vaikus ir tiesiog džiaugtųsi gyvenimu. Visiškai sutinku. Ir galėčiau ir pridėti, ir turbūt pridėsiu, bet pirmiausia, noriu iš Vidos nuomonės paklausti, kaip manos, kokie pokyčiai turėtų įvykti, kad pagerintų žmonių jų gydymą, priežiūrą, prieinamumą, išeitis. Na, turbūt pirmiausiai, kad būtų daugiau dėmesio skiriama ligų profilaktikai ir atitinkamai bus profilaktika ir tų gretutinių ligų. Ir ankstyvai diagnozei. Jeigu šiuo metu pasaulyje maždaug yra diagnozuota nuo sergančiųjų bendro skaičiaus apie 45–50%, reiškia, tiek dar daug žmonių vaikšto nediagnozuoti ir jiems, kai bus liga diagnozuojama, visi bus jau praktiškai su komplikacijomis. Tai ir Tarptautinės diabeto federacijos, būtent paskutiniai naujausi atlikti tyrimai praeitų metų lapkričio 14 dieną paskelbti per pasaulinę diabeto dieną, kad iki 30 metų pasiekti, kad būtų laiku diagnozuota maždaug 80%, ne 45, ne 50. Taip pat maždaug yra siektina, kad diabetu sergantieji maždaug 80% gautų laiku statinus, kas padeda užkirsti kelią širdies ir kraujagyslių ligoms ir taip toliau. Taip pat praktiškai 100% žmonių sergančiųjų pirmo tipo diabetu, kad būtų prieinamas gydymas tiek insulinu, tiek gautų reikiamą savikontrolės priemonių kiekį. Jeigu žinome, kad Lietuvoje ypač yra nuskriausti antro tipo diabetu sergantieji, motyvuojant tuo, kad jų yra daug, o lėšų trūksta. Tai tokie ir mes kaip diabeto asociacija norime prisidėti ir kreiptis į vyriausybę, kad šitų tikslų būtų siekiama ir Lietuvoje. Tai labai linkiu iš tikrųjų didžiulės sėkmės ir iš mano pusės tai visiškai sutinku su visko, ką pasakėte. Galbūt galėčiau dar tik tai pridėti apie edukaciją, apie patį žinomumą, ar ne, tos gretutinės ligos, kokios sąsajos yra, kokios rizikos. Žinome ir procentais, kiek žmonių gyvena su 2 ligomis, kiek su 3. Ir iš tikrųjų tie skaičiai yra šiek tiek gąsdinantis, bet tiesiog tai yra tokia tiesa. Ir žinoma, kalbėti apie kardiometabolinių, netgi prevencinės programas, kaip laiku taikyti gydymą, jeigu, tarkim, gyvenu su širdies nepakankamumu ir turiu riziką, arba turbūt jau pradžią išsivystymo diabeto, tai kaip anksčiau pradėti tą gydymą, kad tas blogesnės sąlygas būtų galima nutolinti ir kaip ir jau kalbėjom, pakankamai nemažai apie tą psichologinę pagalbą, emocinę pagalbą visiems sergantiesiems. Tai čia iš mano pusės tokie yra galbūt pagrindiniai dalykai, ką tikrai norėčiau pabrėžti, bet kaip ir sakė Tauša, tikrai galima svajoti ir galima iš tikrųjų, ir žinome mes iš savo pusės, ar ne, kas turėtų keisti sistemose ir tikėkime, kad tie pokyčiai galbūt greitai ir neįvyks, bet svarbu, kad vyktų bent jau po žingsnelį mažą. Norisi tiesiog visiems palinkėti, aišku, pirmiausiai būti sveikiem, o jau susirgusiem nebijoti kreiptis pagalbos, kalbėti, kas yra negerai ir tas toksai jungimasis į su panašia liga susijusios, į tas bendruomenės yra labai svarbu dėl to tokio ir psichologinio palaikymo, paramos ir tada net yra ta tokia frazė labai graži, kada mes savo vargais pasidaliname ir skausmais, tai mes juos sumažinam per pusę, bet kada mes kartu pasidalinam savo džiaugsmais, mes juos tiesiog padidinam. Net ir Amerikoje buvo atlikti tyrimai ir buvo ištirti pacientai,
jų gyvenimo kokybė, tai tų, kurie jungiasi į bendruomenės ir tie, kurie su savo liga gyveno patys savo vieni. Tai dvigubai geresnė gyvenimo kokybė buvo būtent tų pacientų, kurie jungiasi į bendruomenės. Todėl norisi palinkėti to tokio jungimosi, kreipimosi ir tiesiog tokio kažkokio vieningumo ir sveikatos visiems. Ačiū labai, aš. Vida, gal galiu irgi jūsų klausimą paklausti, ką palinkėtumėt būtent savo bendruomeniai, žmonėms? Tiesiog noriu palinkėti, kad visi gyventų taip, kaip jie gyveno iki cukrinio diabeto diagnozės, kad jaustųsi sveiki, kad galėtų bendrauti, dirbti, o sergant diabetu, kiekvienas žmogus gali gyventi pilnavertį gyvenimą, gali stoti mokintis, gali dirbti įvairius darbus, yra labai nedaug tų apribojimų ir taip pat gali keliauti, gali dalyvauti įvairiose stovyklose, kaip ir mūsų jaunimas kasmet deleguojame į Tarptautinės diabeto federacijos stovyklas ir visi parsiveža gerų emocijų, kuriomis dalinasi su savo bendraamžiais, dalinasi savo organizacijų nariais. Labai ačiū. O aš nuo savo pusės norėčiau palinkėti, žinoma, sveikatos, pabrėžti, kad yra svarbu rūpintis savo sveikata, artimųjų sveikata, turbūt reikėtų pradėti nuo savo artimojo rato pradžiai. Ir tikrai, kaip ir minėjom ir kalbėjom apie tai, kad svarbu pačiam žinoti, kaip valdyti savo ligą. Ir to pasekoje bendradarbiauti kartu tiek ir su gydytojais ir jungtis taip pat į pacientų organizacijas. Ir iš tikrųjų labai norėčiau Jums padėkoti šiandien už laiką ir Aušrą ir Vidą už tai, kad pasidalinote, su kuo susiduria būtent žmonės gyvenantys su inkstų ligomis, su diabetu. Labai buvo taip pat malonu išgirsti ir jūsų perspektyvas ir taip pat apie jūsų veiklas ir kuom užsiimate. Ačiū labai visiems, kad klausėtės šios tinklalaidės ir iki pasimatymo kitą kartą.